Mėly žiūrovai, su jumis Higvita Agro laida Ūkininko ratai. Turime mūsų trečią laidą ir jos herojus tikrai ypatingas. Pirmose dviejose epizoduose turėjome, kaip sakėme, legendinius modelius. Tai buvo Land Rover Defender, antrajame buvo Toyota Land Cruiser, bet manau, kad šito tai tikrai niekas nenustelbs. Šį kartą parodysim Mercedes-Benz Unimog. Unimogus tikriausiai esate matę ir kelių darbuose, kurie yra dažniausiai matomi, o čia yra Unimog UGE modelis, skirtas žemės ūkiui. Mercedesas jį vadina Implement Carrier ir lietuviškai tiksliausiai būtų galima išversti kaip padargų nešiotojas, padargų važiuoklė. Ir kaip matote, šis Unimogas yra kaip traktorius. Turi priekinę pakabą, priekinį darbinį veleną ir tą patį turi ir gale. Priekinė pakaba gali kelti iki 2 tonų, o galinė net iki 6 tonų. Darbiniai vėlenai, Power Take-Off, 540 ir 1000 apsukų tiek priekyje, tiek gale. Tada galima kabinti ir šluotas, ir kažkokius sniego rotorius, viską, kas reikalinga, kad suktų kardanas. Taip pat ir mulčerį galima priekyje pasikabinti. Ir sėdint už vairo, jokiam traktoriui taip patogiai nematysite savo padargo kaip Unimogė. Šis modelis turi 350 arklio galių. Bendroji masė ar 15 ar 16 tonų, nuosavoji apie 7,5, tad galima pakrauti dar 8 tonas svorio. Nu tai kaip ir sakėm, 2 tonas ant priekio, 6 ant galo, tai tas ir gaunas. Ratai 4 vienodi, su traktoriniu raštu radialinės padangos, 495/70 R24. Tai padangos turi puikų sukibimą tiek ant kelio, tiek ir bekelėje. Bandėm pravažiuoti jau kelis griovius, tai važiuoja tiesiog tiesiai. Aš manau, kad su šituo automobiliu galima nuvažiuoti aplink pasaulį be kelio. Važiuoji kur nori, tiesiog prasiskini savo kelią, jeigu reikia. 4 mašinos hidraulinės poros išvestos tiek priekyje, tiek gale, todėl universaliai galite kabinti savo padargus abiejose mašinos pusėse. Unimogas turi CTI centrinę padangų pripūtimo sistemą, tai vienu mygtuko paspaudimu galite sureguliuoti priekinės ir galinės ašies padangų slėgius. Tai jeigu važiuojate į lauko darbus, tiesiog pasispaudžiat, kad esat lauke ir iš karto viena atmosfera padangų slėgis nukrenta tam, kad turėsite didesnį padangų sukibimą. Šitam modelė dar sukomplektuotas ir roll cage'as, tai apsivertimo lankas virš kabinos vardan saugumo. Viena iš pagrindinių savybių, kuria garsėja Unimogai, tai yra jų pravažumas ir prošvaisa. Šis Unimogas turi portalinės, kaip ir visi Unimogai ašis, ir turi prošvaisą nuo 35 iki 46 cm priklausomai nuo pačios vietos. Tad galite įveikti tikrai aukštas kliūtis ir nebijoti, kad apgadinsite automobilio apačią. O vandens lygis, kurį galite įveikti šio Unimogo, yra net 1,20 m. Tai kiek čia? Va tiek turbūt bus, ar ne? Įspūdingi skaičiai. Bakas 250 litrų, tai kaip Mercedesas deklaruoja, turėtų užtekti visai darbo dienai, nes žiūrėjau kelias apžvalgas iš lauko darbų kitose valstybėse, tai sakė, kad nepasiekė didesnių kuro sąnaudų negu 20 litrų per valandą, tai su 250 taip ir gaunas. Nueikim į galą. Čia irgi įdomus dalykai, kaip ir sakiau, galinė pakaba, 4 hidroporos, pneumatiniai stabdžiai, jūsų priekabai. Yra ir Power Beyond funkcija, tai jeigu turite padargus su elektriniu skirstytuvu, taip pat galite prisijungti. Tai gali būti ar šienapėvė, ar kažkoks skuzikas su pastoviu alyvos srautu. Tai viskas su Unimogu veiks. 6 tonos, kaip skelbia gamintojas, tai pasižiūrėsim. Čia yra rutulinė K80 Scharmüllerio rutulinė jungtis priekabos tempimui. Unimogas gali traukti 30 tonų svorio, tai bendroji junginio masė negali būti daugiau negu 40, bet su 30 tonų jau šis tas galite pasikrauti pilną priekabą grūdų ir traukti į sandėlį. Taip pat, kiek žiūrėjau Vokietijoje, tai Unimogas yra labai populiarus, transportuojant srutas į laukus, traukiant mėšlo kratytuvus ir kitą prikabinamą techniką. Aš tai šią mašiną pavadinčiau kitaip negu Unimogas, nes čia nei traktorius, nei sunkvežimis, aš tai pavadinčiau jį Agrimogu, nes šis automobilis yra skirtas viskam, bet labiausiai skirtas žemės ūkio darbam. Iš galo, kaip ir kiekviename traktorėje, galime rasti ir ISO rozetės, galima pasijungti visus padargus. Čia yra kamera ir vėliau kabinai parodysim ekraną, iš kurio galima matyti, kas vyksta gale. Čia irgi kelios rozetės, šviesos.
Va, visi sujungimai, ko gali prireikti žemės ūkio darbam. Čia yra standartinis begelis, priekabai pasikabinti, toks europinis galima pavadinti, jį galima išimti, jeigu trukdo, tam, kad dirbti su velenu, jeigu reikia kabinti kardaną. Šioje vietoje taip pat yra ir mygtukai, skirti pakabos valdymui iš galo, kai reikia prisikabinti padargą. Šis Unimog modelis turi 110 litrų per minutę našumo siurblį, bet su Vario Power funkcija gali išgauti 125 arba net 180 litrų per minutę srautą, jeigu to reikalauja jūsų padargas, o slėgis sistemoje yra 280 barų. Išorėje visos įdomybės apie šį automobilį nesibaigia. Lipkime į kabiną ir pasižiūrėsime, kas ten įdomaus. Lipam kaip į fūrą, kaip į sunkvežimį, bet iš tikrųjų čia tiek visokių mygtukų, kurių tikrai vilkike nerasite. Užsikursim, nes karšta. Prietaisų skydelis yra standartinis ir tikriausiai pažįstamas daugam, kas turėjo galimybę vairuoti Mercedes-Benz sunkvežimį, bet visas Unimogo išmanumas ir visos jo ypatybės yra čia, šiame valdymo skyde, kuriame galite valdyti hidraulinės poras, padangų slėgio pripūtimą išpūtimą, persijungimą į hidrostatą, nes šis sunkvežimis turi dvi pavarų dėžes. Gali judėti keliu 8 bėgiais su automatinė pavarų dėže arba lauko darbams persijungti į hidrostatinę pavarą ir turėti Vario pavarų dėžės galimybės ir judėti greičiu nuo 0 iki 50 km/h, priklausomai nuo to, su kokiu padargu dirbate. Jeigu dirbate, pavyzdžiui, su kažkokia kelmų freze ar žemės freze, galite nusistatyti savo reikalingą greitį ir juo judėti, nusistatę variklinės apsukas, stabilias, judėti kintamų greičių. Vairalasdė valdo hidraulinės poras, tai pasirenkam, kurią porą valdyti. Taip pat valdomas ir priekinės bei galinės pakabos. Šiuo mygtuku galime nusistatyti variklio apsukas. Netgi galiu pademonstruoti. Aktyvuojam. Tai jeigu pas mus dirba priekinis arba galinis darbinis velnes, tai galime jau nusistatyti 540 arba 1000 apsukų ir dirbti savo nustatytą darbą. Isobus ekranas, todėl galite valdyti ir isobusinius padargus pilnai per šį Smart Command Reichardt terminalą. Žinoma, yra ir automatinio vairavimo funkcija, konkrečiai šiame automobilyje to neturime, bet Unimogas gali, žinoma, tą dalyką turėti, kadangi yra pritaikyta žemės ūkiui, tai gali atlikti visą važiavimą pagal jūsų nustatytą lauką ir judėti RTK tikslumu. Įprastai sunkvežimiai ir automobiliai yra skirti arba kairės, arba dešinės pusės eismui. O kadangi mes turime Unimogą, universaliausią automobilį pasaulyje, tai tiesiog galim nusiimti šį skydelį, persistumti vairą į dešinę pusę ir jeigu jūsų padargas to reikalauja, tai savo patogiai galite vairuoti iš kairės arba iš dešinės. Sėdynės patogios, orinės, netgi su ventiliacija, tikriausiai randamas ir kitose Mercedes sunkvežimiuose, todėl čia jaučiuosi patogiai. Kadangi turime vairo perstumimo į kitą pusę galimybę, tai dėja vairas nesireguliuoja. Šitas vairalasdės standartinės, tai į priekį atgal nusistatėme važiavimo kryptį, o per šią vietą jau reguliuojame hidrostato pavaras ir reversą. Tai patogiai galima persijungti šią svirtelę į priekį atgal, netgi nesustojant. Unimog turi pastovę 4 varančių ratų pavarą, bet esant reikalų galima sublokuoti tiek centrinį diferencialą, tiek galinę ašį, tiek visus 3 tiltus, jeigu esate sudėtingoje situacijoje ir iš tos situacijos reikia išvažiuoti. Vairuoti Unimogą yra labai paprasta. Pirmą kartą šį automobilį atsisėdau šįryt, tai vairuoti yra lygiai taip pat kaip ir bet kokį vilkiką. Pasuki rankenėlį į D, spaudi gazą ir važiuoji. Sėdi aukštai, matai visą kelią prieš save. Tai jeigu Unimogas yra naudojamas kelio darbuose, žiemą valant sniegą ar dirbant su šluota, tai matomumas yra maksimalus, visą padargą matai po savimi. Jeigu šluoji gatves arba dirbi su priekiniu mulčeriu, kad būna griovius šienauja su strėle,
tai galima vairą persimest, kaip ir minėjau, į dešinę pusę ir dar geriau matyti savo padargus. Bet kadangi čia yra ne Unimogas, o atsiprašau už pavadinimą Mercedeso Agrimogas, tai tuoj parodysiu, kaip reikia persijungti į hidrostatą iš pavarų dėžės. Irgi viskas yra paprasta, turėjom truputį pasiaiškinti, kaip tai padaryti, nes reikia kelis mygtukus suspaudyti. Tai užtenka sustoti, paspausti mygtuką ir dabar jau mes pereinam į žemės ūkio režimą. Taip. Ir nuo šiol galime irgi pradėti judėti spaudžiant akceleratoriaus pedalą, bet autopiloto mygtukų pagalba galime užsifiksuoti savo reikalingą greitį. Dabar važiuojam 10 km/h greičiu ir autopiloto mygtukų pagalba ant vairo galiu užsifiksuoti, kokiu greičiu judėsim, nieko nedarau. Galim įsijungti dar pavarų reguliavimo režimą ir nors judame 12,4 km/h greičiu, jeigu mums reikia, kad darbinis velenas veiktų pastoviom apsukom, 540 arba 1000, šitos svirtelės pagalba galiu reguliuoti variklio apsukas jau 1500 pas mus. Bet judame stabiliu greičiu. Po kabina yra, man atrodo, 7,7 litro Mercedeso 6 cilindrų variklis, išvystantis net 350 arklio galių. Tad galios ir svorio santykis yra nestandartinis lyginant su traktoriais. Ir pasak Mercedeso, šis automobilis yra skirtas lengviems žemės ūkio darbams, ne žemės dirbimo, bet kitiems, kur reikalingas nedidelis svoris, bet didelė važiuoklės, arba, sakykime, traktoriaus galia, kur reikia daug jėgos iš kardano, kur galima traukti kažkokį sunkų prikabinamą agregatą, tai yra mėšlo kraituvas, gali būti srutų bačka, gali būti iki 30 tonų sverianti priekaba. Taip pat Unimogas yra plačiai naudojamas šienavimo darbuose, tad galima kabinti šienapjovę, netgi drugelį, mėšlo kratytuvą, vartytuvą, grėblį, presą. Presas irgi yra labai svarbu ir daug kur yra su presu naudojamas vakarų šalyse. Tai Austrijoje, Vokietijoje, matau, kad su kvadratiniam kitkom Unimogas yra plačiai naudojamas, nes iki lauko gali nuvažiuoti greičiau už traktorių ir gali lygiai taip pat su kardanu sukti tą presą. Tad dar pas mus anksti, nes yra balandžio pabaiga po Velykų, tai neturim tokios progos, bet tikiu, kad jeigu turėtume šį Unimogą dar rugpjūtį, tai galėtume ir kažką papresuoti šiaudus ir pasižiūrėti, kaip jis su tuo tvarkosi. Kaip ir minėjau, čia yra reverso svirtelė, tai nereikia jokių rankenėlių spausti. Jeigu atliekate tokias operacijas arba esate galūlaukiai, reikia apsisukti, tai galite atlikti labai greitai. Va, sustojam ir atgal. Tai nieko nesiskiria nuo traktoriaus. Tikriausiai visiems įdomi yra šio automobilio kaina. Jis yra nepigus. Tokia modifikacija kainuoja tarp 300 ir 400 tūkstančių eurų, bet lyginant su panašiai galios turinčiais traktoriais, vardiniais traktoriais ir John Deere ir Fendt, tai manau, kad kainos kategorija jau tampa visai panašiai. Dėkojame įmonė Veho, Mercedes-Benz atstovams Lietuvoje už galimybę pirmiesiems Lietuvoje išbandyti, nufilmuoti ir pristatyti jums šį įspūdingą automobilį.